darželis. Nu, reikia ten kaip ką patvarkyti, biški remonto, biški elektrą pasivedžiot, biški ten sienas padaryti, pasamdo firmą, viską čia atvažiuoja darbininkai, vieni tą dirba, kiti tą dirba. Nu ir vienu žodžiu lieka ten prie vaikų dirbti elektrikai, du. Nu, žinot, kaip strojkiai firmoje kokie elektrikai. Nu, ir jie ten dirba, nu, kitą dieną, karočiui, vaikai keikėsi, žiauriai, išvien keikėsi vaikai. Auklėtoja, blėt, nesupranta, kas čia yra per nesąmonę, nu, taigi keikėsi prie vaikų, tai čia pavaro pas viršininką, karočiui, tų statybininkų, sako viršininkui, žinokit, aš nežinau, ką su jais daryti, sako, nu, jie keikėsi prie vaikų, už tai, kad, sako, o tai jūs, sako, girdėjot, nu, ne, bet, sako, visi vaikai keikėsi, tai iš kur jie keikėsi? Nu gerai, sako, aš su jais pasišnekėsiu, kur čia eina viršininkas, žiūri vienas elektrikas, eina, teik čia, sako, čia. Taip, ponas viršininkė. Keikėties prie vaikų, ne? Ne, ponė viršininkė, tikrai nesikeikėm. O tai kaip kas buvo? Nu tai nieko, aš tiesiog, Jonas užlipęs ant kopėčių lituoja laidus, o aš laikau kopėčias ir va jaučiu, kad man lydmetalis ant galvos karštas laša. Nu tai ir ką sakei? Sakau, ponas Jonai, gal malonėtumėte nelašinti man karšto lydmetalio ant galvos?